aš pasiėmu ledus, aš atsiverčiu kitą pusę ir aš pradedu skaityti. Ir aš skaitau, ir aš skaitau, ir aš skaitau, ir aš toliau skaitau, ir dar skaitau, ir žodžiu, ten yra jaučias kūras, ir ne vieną ingredientą, kurią aš žinau, o mūsų ledai yra 5. Yra pienas, kiaušiniai, cukrus, šiandien bus bazilikas ir šiandien bus citrinos žievelė. Viskas yra mūsų ledai. Une histoire sensuelle et sans suite. Ça fait crack, ça fait pchit. Jeigu darai, tai darai gerai. Negali būti kažkokių kompromisų tiek ir skonyje, o tada reiškia, jeigu pataupysi ant technikos, kažkas supranti, kažkur nukentės kažkokie poskoniai, tai mes jau čia investavom iš tiesų, kaip ir sakiau, tai yra mano asmeniniai pinigai, mano skolinti pinigai, mano paskutinės santaupos, iš tiesų viskas, ką jūs čia matot, tai yra mano sutaupyti pinigai ir aš jas atiduodu šokoladui, atiduodu ledam ir bandau įsivaizduoti, kad kažkada man tie pinigai sugrįš. Arba ne, nežinau. Tai prasme, tai tu nori pasakyti, kad šokoladą be tam tikros technikos nepadarysi gero, šokoladą be technikos, be mašinų? Padarysi. Tik tai užims labai daug laiko. Labai didelio kiekio, prasme didesnio. O čia dabar, iš principo, čia dabar ledai tie plakasi, ne? Ledai jau plakasi. Plakasi pienas su cukrumi. Ir kiek jisai plaksis? O gal reikėjo basiliką įdėti? Jo, įdėti, nežinau. Matot, čionais jisai dabar nusistatė, jisai turi užkaisti iki 90 laipsnių. Čia rodo 29 laipsnių, tai jisai dar kažkiek tai pakais. Šitą ir tada jisai supipsės, kad reikia dadėti kiaušinius ir cukrų, mes dadėsim, jisai dar plaksis ir kais, o paskui pereina į apatinę dalį, ten šaldosi, plakasi ir šaldosi. Aš tiesiog galvoju, ledai su kiaušiniais, man tai kažkaip keistai atrodo, aš net nežinau, kad ledus deda kiaušinius. Ar aš kažką praleidau? Tikri ledai darosi tik tai su kiaušiniu. Ta prasme, galima juos keisti kiaušinių milteliais ir visokiais ryšikliais, emulsikliais ir taip toliau, bet kiaušinis, jeigu paimsim, tarkim, 19 amžiaus ledų receptą, tai tenais bus kiaušiniai arba kiaušinio trinys, vienas iš 2. Ir iš tikrųjų kaip ir 2 mokyklos, vieni deda pilną kiaušinį, kiti deda kiaušinio trinį. Tai ir tiek. Bet kaip išvengti salmonelių grėsmės, žinai, ledai, kiaušiniai? Mes pasterizuojam, ta prasme mašina viską pasterizuoja, tiek pieną, tiek kiaušinius. Tai yra jie užkaista iki 85 laipsnių ir visos salmonelės žūsta jau prie 70. Jeigu tokios yra. Tai čia vienas dalykas, kitas dalykas, ta salmonelių grėsmė, jinai daugiau yra paukštynose, kur yra ten 100 000 vištų ir jos viena nuo kitos kažko gali greitai užsikrėsti. Mes perkam kiaušinius iš laisvai bėgiojančių kiekvienų vištų, tai tada ta grėsmė kur kas mažesnė. Bet mes ją eliminuojam visai, nes mes tiesiog kaitinam. Domantai, o kokia dabar pas tavai yra apimtis? Kiek tu tų ledų padarai šiaip vidutiniškai? Mes turėjom iš tiesų debiutą praeitą savaitgalį ir pas mus nėra labai didelė apimtis, kadangi mes dirbam dviese, mes dirbam be didelio streso, tai mes padarom kokius 600 porcijų ledų per dieną, bet tai jau reikia stipriai prakaituojantis, stipriai vargstami. Dabar pats geriausi ledai iš tiesų tiesiai iš aparato, geriau nebus. Biškai, tai ta diena, kada reikia valgyti ledus iš tiesų. Jo. Prašau. Aš tai kažkaip tai man tai neturi. Jie labai riebus. Ta prasme, kaip iš pieno be grietinėlės, tai labai riebus. Tai va, tai jie kalorijų iš tikrųjų turi sočiai. Bet kaip skanu. Bazilikas labai gerai šaldo irgi. Bet jaučiasi truputį. Galėtų dar biškai, bet gerai. Daug reikia ledų mašinos, bet dar ledų mašinos neužtenka, nes reikia karvės. Jo, iš tiesų, žinau, kaip visas šitas prasidėjo, viskas atrodė žymiai paprasčiau. Iš tiesų, viskas žiauriai sudėtinga. Ir jeigu kažkam atrodo, kad viskas liktais pas mus kaip per sviestą, tai iš tiesų viskas yra
išverkta, ištenėta, išprakaituota, į nieką netėjo taip savo ir viskas buvo žiauriai sudėtinga ir tebėra viskas sudėtinga. Manau, kad tau reikia paragauti ledų, nes tu čia dabar visai nesupranti, apie ką mes šnekam. Jūs mane kankinat. Nušaukšta. Po reklamos žiūrėkite. Visi seni šaldytuvai, televizoriai ar mobilus jūsų telefonas gali virsti naudingą žaliavą, iš kurios vėl bus gaminami nauji daiktai. Statistikos departamentai, valstybinės įstaigos turėjo didžiuosius kompiuterius. Juose buvo dedama daug tauriųjų metalų, daug brangių žaliavų, kad jie patikimai veiktų ir jie dideli buvo. Iš vieno kompiuterio galima buvo ir netgi kelis kilogramus aukso išgauti. Kredo yra toksai atrasti ten, kur yra atlieka, kur yra nelabai apsimokantis dalykas, iš jo išgauti naudą. Mūsų kompanijos šūkis yra atlieka turi savo vertę, o jau vėliau prisidėjo, kad atlieka turi ir savo vietą. Kol kas Lietuvoje nėra suskaičiuota, kiek gyventojų yra prikaupę nereikalingų elektroninių atliekų. Mes dar tik pratinamės nereikalingus šaldytuvus ar mikrobangų krosneles nešti į specialią aikštelę, bet nepalikti jų prie konteinerių. Lietuvai kol kas dar nesiseka įvykdyti įsipareigojimus Europos Sąjungai, dar kol kas nemokame tvarkyti su elektroniniam atliekom. Apie tai pasakoja Rūta Stalionytė. Krūva senos kompiuterinės įrangos iš vienos Vilniaus gimnazijos rūsio tai didžiausias kiekis, kurį šiandien perdirbimui išveža elektronikos bei elektroninės įrangos surinkėjai, bendrovės EMP Recycling ekipažas. Tokios mašinos kasdien sostinėje ir Kaune surenka tonas įvairiausių nebenaudojimo elektros prietaisų. Kompiuterių, šaldytuvų, televizorių, akumuliatorių, daiktų, kurie mums nebereikalingi, bet kurių negalime mesti į įprastus konteinerius, nes juose pavojingos aplinkai medžiagos. Padėta prie konteinerio tokia atlieka, jinai paprastai yra sutvarkoma neteisingai, į aplinką yra paskleidžiamos pavojingos atliekos, nutempiama į artimiausią miškelį ar už kažkokių tai garažų ar ten į kokį sąvartyną ir ten yra iškarpomos vertingiausios dalys. Pavojingos atliekos paskleidžiamos, o viskas kitas lieka mėtytis. Dėl to problema yra. Ir mes supratom, kad jeigu mes pateiksime paslaugą gyventojai tiesiai atvažiuodami į namus ir daugelis gyventojų, ypač senyvo amžiaus arba tokie, kurie, tą stambę gabarytę elektronikos atlieką reikia 2-3 išnešti. Tai jeigu mes dar pateiksime ir išnešimo paslaugą, tai bus paklausu, įdomu, pabandėm ir iš karto pasiteisino tas dalykas. Iki ekonominio nuosmukio per mėnesį vien tokiu būdu bendrovė surinkdavo apie 500 tonų senos elektronikos. Filialai veikia visuose Lietuvos didžiuosiuose miestuose ir užsienyje. Deja, per krizę, kai visko vartojame mažiau, daug tokių surinkimo punktų bendrovei teko uždaryti. Tarkim, pernai šalyje visi surinkėjai ir perdirbėjai elektroninių atliekų surinko beveik 2 kg vienam gyventojui. Tai 2 mažiau nei būtina pagal įsipareigojimus Europos Sąjungai. Bet šiemet kiekiai didės. Tikina bendrovės vadovas, daugiau nei prieš 15 metų verslą pradėjęs nuo vertingų metalų paieškos sovietiniuose kompiuteriuose. Statistikos departamentai, valstybinės įstaigos turėjo didžiuosius kompiuterius. Juose buvo dedama daug tauriųjų metalų, daug brangių žaliavų, kad jie patikimai veiktų ir jie dideli buvo. Iš vieno kompiuterio galima buvo ir netgi kelis kilogramus aukso išgauti. Kredo yra toksai atrasti ten, kur yra atlieka, kur yra nelabai apsimokantis dalykas, iš jo išgauti naudą. Mūsų kompanijos šūkis yra atlieka turi savo vertę, o jau vėliau prisidėjo, kad atlieka turi ir savo vietą. Kadaise reikalingas, o dabar pavojingas elektroninis turtas atkeliauja čia, į greta Vilniaus įkurtą surinkimo ir perdirbimo gamyklą. Rūšiavimo aikštelėje senos buitinės technikos įvairiausių laidų kalnai, mobilieji telefonai, galvaniniai elementai, automobilių dalys yra netgi išmontuojamos Ignalinos atominės generatorius.
Viskas nuo kompaktinio disko ar elektroninio žaislo iki šaldytuvo čia skirstoma į kelias grupės. Pirmoji tai pavojingos elektroninės įrangos atliekos, kurių perdirbimas kol kas ekonomiškai nenaudingas. Jas privalu rinkti ir perdirbti pagal įsipareigojimus ES. Kita grupė – įvairi elektronika, kurios naudinga sudėtinės žaliavas realizuoti įmonei naudinga. Taisyklos elektronikos yra, sakysime, įmonės, kurios savo įrangą kažkokią ardo, tokią kaip Ignalinos atominė elektrinė, skirstomieji tinklai, telekomas, omnitelis ir taip toliau. Jie turi elektronikos, kuri iš principo neturi daug pavojingų atliekų, bet turi daug savyje spalvotų metalų, turi daug savyje tauriųjų metalų. Sakysime, pats mobilus telefonas, mes jį superkame. Mobilus telefonas yra mums ekonomiškai naudinga elektronika, už kurią mes mokame pinigus. Nes jame yra vertingų žaliavų iki 2 litų. Mes perdirbame automobilių katalizatorius, greičių dėžes, generatorius, variklius, laidus iš automobilių. Per metus moderni įranga gali perdirbti apie 1000 tonų laidų ir kabelių, daugiau nei 10 000 tonų elektronikos atliekų. Dalį Lietuvoje surinktų pavojingų medžiagų, kurių šalyje negalime perdirbti ar utilizuoti, bendrovė veža kitur. Pavyzdžiui, pavojingo gyvsidabrio turinčios liuminescencinės lempos iškeliaus į Latvijos lempų perdirbimo įmonę. Tačiau didžiąją dalį surinktos elektroninės įrangos perdirbama 4 bendrovės linijose. Į sąvartyną iškeliauja vos 10% niekur nebepanaudotinų atliekų. Visa kita, net didžiausių ir pavojingiausių buitinių elektros prietaisų tituluojami šaldytuvai, virsta tokiomis plastiko ir vertingų metalų granulėmis. Jas galima parduoti ir iš jų pagaminti naujus daiktus.